Net keletą savaičių egzorcistų asociacijos pakviestas Lietuvoje viešėjo kunigas, kultūrologas iš Prancūzijos Benoît Domergue. Vasario 3 jis apsilankė uostamiestyje. Konferencijos metu kunigas Benoît Domergue dalinosi 25 metus sukauptą tyrinėjimo medžiagą apie ezoterikos, okultizmo, magijos raišką šiuolaikinėje kultūroje. Svečias iš Prancūzijos teigia, kad jo tikslas negąsdinti, bet atskleisti satanizmo apraiškas muzikoje, kine, kompiuteriniuose žaidimuose bei videoklipuose. Man tai buvo puikus, sužinojau daug ko naujo, iš tikrųjų labai sudomino šitas projektas. O kas sudomino būtent? Iš tikrųjų, net nežinau, buvo tokių dalykų, kurių jaunimas iš tikrųjų mano amžiui, tai iš tikrųjų buvo verta žinoti. Man tai buvo tikrai tas pateikimas toks, klausiausi išžiojęs ir aišku, gaila, aš truputėlį praeitamsa buvau, negalėjau užsirašinėti, bet jeigu būčiau galėjęs, tai būčiau daug gerų minčių įsirašęs. Ypatingai naujo nesužinojom, bet komentarai gan įdomus ir manau, kiekvienam žmogui, gal ypač jaunesniam, tikrai būtų kai kas ir nežinoma, kas yra ir praslydę, ko nepastebi kasdienybėje. Labai gerai vertinu ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tai įvyko čia, Klaipėdoje. Su ta muzika susiję, kas buvo, tiesiog aš pati tokios muzikos neklausau ir nemanau, kad kažkaip niekada nesidomėjau, niekada nesigilinau per daug į tokius reikalus visokius. Ir tikrai, kai pasiklausyti, iš tikrųjų yra baisu. Man tiesiog gražu yra, kad netgi pačiam šitam renginiui daug krikščionių susijungia ir mes nekalbam apie skirtumus vėlgi, bet darom kažką suvokdami, kad iš tiesų yra daug tamsos, bet šviesa yra be galo galinga. Man kaip teologijos studentui iš Klaipėdos universiteto matosi dalykai, kurie galbūt nesimato, kaip ir kunigas naudoja žodžius, kiti jų neperskaito. Jisai taip pat vietomis nutolo nuo tiesos arba pasakė aptakiai, įdant tai reikšmingiau skambėtų. Taip, kad tų psichologinių žaidimų ir jo demagogikoje buvo. Tiesiog norėjau pasakyti, kad reiktų pasistengti vertinti tokius renginius taip atsargiau biškį atsitraukiant. Aš džiaugiuosi, kad čia esu ir kad vyko čia pas mus tas renginys, nes daugelis žmonių turi išgirsti, kad, aišku, velnis yra, bet mes neturim bijoti. Mes turim suprasti net ir, kad šviesa yra žymiai stipresnė už viską. Jau daugiau dinamikos, jeigu taip teisybę pasakius. Tos dinamikos, kurią žinau, jis turi, kodėl šiek tiek tokių, sakyčiau, minkštokų paviršium viskas nuėjo, tai gal čia dėl kultūros skirtumo. Pati mintis tai buvo, kad supažindinti su to tokiu už kultūrų besislepiančių, dažnai agresyvių iš tikrųjų satanizmo platinimu, antikrikščionišką laikysiną, antikrikščioniškų idėjų propagavimą arba net tiesiog atvirų tyčiojimus iš tikėjimo, kas yra pavojinga. Tokia, sakysim, tokia buvo preambulė. Aš esu šalyje esu 3 dienas ir noriu pasakyti, kur bebūčiau, ar parlamente, ar susitikčiau su jaunimu, ar su suaugusiais, jaučiuosi labai gerai priimtas. Džiaugiuosi, kad žmonės nori suvokti mirties kultūros apraiškas.